Evo i početnik petorki, Srbija i Crna Gora. 7, Radmanović, 8, Rakočević, 10, Jalić, 11, Rebrača, 15, Kurović. Francuska, 5, Žarabal, 6, Rigodov, 7, Žilijan, 11, Svora, 5. Dar kartą labas vakaras, TV3 televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Serbijos ir Juodkalnijos ir jūsų dėmesį dar vienas atkrintamosios varžybos tarp Serbijos ir Juodkalnijos bei Prancūzijos komandų. Kol kas mes negalime išgirsti mūsų komentatorius Roberto Petrausko balso iš salės ir rungtynes jums pradžioje komentuoja TV3 sporto žinių redaktorius Vytaras Radzevičius. Željko Obradovičius jūsų ekranuose. Šių rungtynių svarba be jokios abejonės mums yra tokia, kad šiandien po 4 kėlinukų, galbūt ir po kokios nors kitokios situacijos, mes sužinosime, kas bus Lietuvos rinktinės varžovai ketvirtfinalyje. Netrukus šios rungtynės prasidės ir taip pat pirmą kartą čia per TV3 galėsime įsitikinti, kokiagi atmosfera būna sukuriama, kai žaidžia šių komandų, kai žaidžia aikštės šeimininkai Serbijos ir Juodkalnijos krepšininkai, kad būtų trumpiau vadinkim juos serbais. Serbai atkovoja kamuolį ir pradeda pirmąją ataką. Marko Jaričius. Ilgokai įvarinė kamuolį, neranda atakos tęsinio. Rakočevičius atmeta atgal. Pirmasis metimas šiose rungtynėse netikslus. Kamuolį atkovoja Sirilas Žilianas. Na, Prancūzijos rinktinė, kaip žinia, 2 yra labai patyrę vyrai. Tony Parkeris, Antuanas Rigodo. Pirmieji prancūzų taškai būtent Antuano Rigodo sąskaitoje. Tuo tarpu kiti vaikinai yra vyresni ir toksai savotiškas patirties ir jaunystės lydinys. Nors iš čempionato iš prancūzų buvo tikimasi žymiai daugiau, tačiau kol kas jau dar turbūt nepavyko sužaisti geriausių rungtynių. Tikėkime, kad šios rungtynės bus šiandien. Dar viena netiksli serbų ataka. Rebrača nesugavo kamuolio ir prancūzai pradeda dar vieną ataką. Na ir dabar perduodu žodį kolegai Robertui Petrausui, kuris atrodo jau yra girdimas. Sėkmės, Robertai. Vakaras TV3 televizijos žiūrovai, sveiki atvykę į Novi Sado miestą. Po mažyčių techninių problemų mes jau galime vienas kitą girdėti. Jūs girdite, kaip pasitinka pirmąjį taiklų serbų tritaškį šios dienos rungtynėse susirinkęs Sirgaliai. Maždaug 8000 jų telpa Novi Sado arenoje ir laisvų vietų nedaug. Savame suprantama, jog didžioji dauguma visų čia susirinkusių palaiko savoje komandą, tai yra Serbijos rinktinė. Ir šios dienos rungtynėse mūsų laukia atsakymas, su kuo Lietuvos rinktiniai teks rungtyniauti Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalio varžybose. Startiniai komandų penketai. Serbai Vladimiras Radmanovičius, Igoris Rakočevičius, Vlado Šepanovičius, Markas Jaričius, Željko Rebrača ir Milanas Gurovičius. Dabar serbų ataka, Radmanovičiaus metimas netaiklus ir prancūzų atsakymas. Mikaelis Želabalis, Antuanas Rigodos, Sirilas Žilianas, Floranas Pietrusas ir Borisas Dijavas. Toks Prancūzijos komandos penketas. Abi komandos šiame turnyre rungtyniauja sunkiai ir neišvengia problemų. Ir nepaisant to, jog favoritais šioje dvikovoje yra laikomi serbai, dar toli gražu niekas prieš rungtynes nenuspręsta ir neaišku. Jo labiau, kad prancūzai turi rezervų. Jų pagrindinis lyderis Tonis Parkeris rungtyniauja ne tik nenaudingai, ne taip, kaip įpratę yra matyti Prancūzijos komandos sirgaliai ir Prancūzijos komandos krepšininkai bei krepšinio specialistai, bet jis tiesiog pridaro daugybę dovanų savo komandos varžovams. Galbūt dėl to šiandieną startinėme penkete, Prancūzijos penkete, mes Tonio Parkerio nematome. Sirilas Žilianas pasižengia pirmą kartą šios dienos rungtynėse, o prancūzai liktai dar kartą patvirtinami, jog nėra nusiteikę iškelti iš karto baltų vėliavų, pelnė šiandien pirmuosius 4 taškus ir pirmavo rezultatu 4-0 iki to vienintelio taiklaus serbų metimo iš 3 taškų zonos, kurį pataikė Vladimiras Radmanovičius. 4-3 ir Serbijos ataka. Željko Rebrača prieš Sirilą Žilioną, o prasižengia dabar kitoje vietoje, kovoja su savo varžovu 6 Prancūzijos komandos numeris, prancūzų kapitonas Antuanas Rigodo, vėl sugrįžęs į savo šalies nacionalinę rinktinę. Prieš 2001 Europos krepšinio čempionatą pasitraukė iš rinktinės Antuanas Rigodo ir štai dabar nusprendė grįžti ir turbūt nebereikalo už nuopelnus ir už savo charizmą. Jis buvo išrinktas kapitonu, tuo tarpu Markas Jaričius persvyrė rezultatą pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštės šeimininkų naudai. Serbai priekyje rezultatu 5-4.
Ir Cirilo Žiljano atsakymas, metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Igoris Rakočevičius. Jis yra kol kas geriausias krepšininkas savo komandoje šiame Europos krepšinio čempionate. Jis rezultatyviausias, pelno po 18 taškų ir atlieka dar po 4 rezultatyvius perdavimus. Suklysta dabar Serbijos komandos žaidėjai. Nepatenkintas tuo rungtynių sprendimu yra Vladimiras Radmanovičius, tačiau teks grįžti serbams į gynybą. Sužaidus 2 minutės ir 45 sekundės, kol kas rezultatas yra serbų naudai, tačiau tik tai 1 tašku pirmauja šeimininkai. Jūs matėte prieš tai rungtynes, kuriuose Kroatijos krepšininkai įrodė savo pranašumą prieš Italiją ir buvo galima dar kartą įsitikinti, kokią stiprią komandą savo grupės varžybose įveikė tada Lietuva. Antuanas Rigodo tuo tarpu nutildo visus serbus ir galius, pataikydamas iš toli ir persverdamas rezultatą Prancūzijos komandos naudai. Kitose rungtynėse šiandien Vokietija 66-57 nugalėjo Turkijos krepšininkus. Dirkas Novickis pelnė pusę savo komandos taškų 33, taigi vokiečiai susitiks ketvirtfinalyje su Slovenija, o kroatai žais su Ispanijos komanda. Lietuva laukia savo varžovų, kuris paaiškės šiuose rungtynėse. Suklysta dabar Prancūzijos komanda ir tą klaidą iš karto dar 2 taškais paverčia Markas Jaričius. Po jo metimo rezultatas 9-7. Jau vėl Serbijos naudai. Po Antuano Rigodo tritaškio pirmavo prancūzai, tačiau labai neilgai. Markas Jaričius kaip ištraukė kamuolį iš pradžių iš varžovo rankų, po to iš užribio Igoris Rakočevičius ir pražanga puolime. Petras Sudekas fiksuoja pražangą Igoriui Rakočevičiui. Lik. Štai dar kartelį jūsų ekranuose tas epizodas. Niekas nekliūdė dabar Igoriui Rakočevičiui, o prieš tai Željko Rebročas įspūdingai pasibaigusi ataka ir jo klausimo žvilgsnis į rungtynių arbitrus. Kodėl nėra pražangos? Pirmosios minutės, kol kas bent jau nepanašu, jog rungtynių arbitrai kaip nors palaikytų aikštės šeimininkų komandą. Viskas vyksta pagal krepšinio taisyklės. Sakykime taip, 4 minutės sužaistos šiame kėlinyje. Ir prancūzų atsakymas. Žilabalis, jo klaidinantis judesys ir pataiko Žilabalis, išlyginamas skirtumą lygų 9-9. Na, pasižiūrėjus į Prancūzijos statistiką, ypatingai ten, kur kalbama apie pataikymą, iš tikrųjų džiaugtis prancūzai neturi kuo. Tritaškius jie meta blogiausiai iš visų 16 komandų Europos krepšinio čempionate, tik tai 20% taiklumu. 3 tolimus metimus iš 16 vidutiniškai pataiko prancūzai. Dar prašiau yra su baudų metimais, tik tai 48% pasiekia tikslą. Suklysta dabar Prancūzijos komanda ir rezultatas nesikeičia. 9-9. Prancūzai meta baudos metimus tik tai 49% taiklumu ir vienas iš pagrindinių to iniciatorių ir kaltininkų yra prancūzų rezultatyviausias žaidėjas ir jų lyderis Borisas Dijavas, kuris tarkim rungtynėse su Slovenijos komanda sugebėjo pramesti visas 11 baudų, o iš viso šiame Europos krepšinio čempionate pataikė viso labo tik tai 4 metimus iš 22. Taigi Borisą Dijavą galima būtų daužyti iš karto, vos tik jis gauna kamuolį, nes šis krepšininkas žaidžia agresyviai. Vėl be pražangos išmuštas kamuolys. Serbijos rinktinėje pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė aikštelėje Deinas Bodiroga. Jau trečios rungtynės yra iš eilės, kada Deinas Bodiroga nepatenka į startinį komandos penketą. Jis žaidė pirmose rungtynėse penkete prieš Ispaniją, tačiau po to vietoj jo aikštelėje atsidūrė Markas Jaričius ir tuo pačiu Igoris Rakočevičius. Būtent su šiais krepšininkais serbai rungtyniauja šiek tiek greičiau. Rezultatas nesikeičia jau kurį laiką. Abi komandos nesugeba pelnyti taškų. Milanas Gurovičius, Markas Jaričius iš toli. Taiklus Marko Jaričiaus metimas ir serbai vėl priekyje rezultatu 12-9. 4 minutės ir 42 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos. Ir dar viena Prancūzijos komandos klaida. Prancūzai prarado jau kamuolį antrą kartą šios dienos rungtynėse. Serbai suklydo 3 kartus. Rezultatas 12-9 ir Igoris Rakočevičius pradeda Serbijos komandos ataką. Bodiroga, Rakočevičius. Jo daug klaidinančių judesių ir taiklus metimas. Željko Rebroča, jeigu ką, pasaugojo tą metimą, tačiau jis tikslą pasiekė ir Igoris Rakočevičius. Vidutiniškai pelnantis 18 taškų per rungtynes, dabar pelno pirmuosius savuosius 2. 4 minutės iki šio kėlinio pabaigos. 14-9. Antuanas Rigodo. Dijavas nesiryžo metimui. Cirilas Žiljanas. Jo metimas iš gana sudėtingos situacijos. Serbai stengiasi gintis kietai. Ir nors jiems toli gražu ne viskas pavyksta puolime, būtent dėl geresnės gynybos kol kas Serbijos krepšininkai priekį. Išmuštas kamuolys, tačiau serbai tęsi šią ataką. Jai dar 12 sekundžių.
Jeigu pasižiūrėtumėme į serbų statistiką, galima būtų atkreipti dėmesį, jog jie užima pirmą vietą pagal dvitaškius, meta jos 55% taiklumu, tačiau pagal tritaškius yra tik tai 11, pagal baudų metimus 3. Lietuvos komanda pirmauja pagal tritaškių taiklumą šiame Europos krepšinio čempionate. Taip pat taikliausiai meta baudas, įmeta 88 taškus per rungtynes, tai yra antras rezultatas po Ispanijos. Trečia Lietuvos ekipa yra pagal rezultatyvius perdavimus ir antra pagal perimtus kamuolius. Žodžiu, statistiniai rodikliai kol kas Lietuvos komandai yra puikus, lygiai taip pat koks ir buvo tas žaidimas per 3 rungtynės grupėje. Na štai viena iš nedaugelio atakų, kurią prancūzai sugebėjo gana užtikrintai surengti, tačiau Cyrilui Julianui reikėjo įdėti papildomų pastangų, kad vis dėlto pavyktų pelnyti taškus. Štai, pirmasis metimas po 3 nesėkmingų ir skirtumas mažėja iki 3 taškų. 14-11 likus žaisti 3 minutės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Igoris Rakačevičius. Dar vienas jo prasiveržimas. Labai dažnai nardo po krepšių Igoris Rakačevičius ir dabar jau jis stos prie baudų metimų linijos. Baudas šis krepšininkas meta gana taikliai. 79% taiklumu. Ir dabar šansas padidinti aikštės šeimininkų pranašumą. 14-11. Ir taiklus pirmasis metimas. Galima būtų trumpai prisiminti kelią, kurį nuėjo komandos štai iki šių papildomų rungtynių, kurias vis dėlto joms reikia žaisti. Taigi prancūzijos krepšininkai pirmose rungtynėse pralaimėjo graikams ir praktiškai neturėjo jokių vilčių tame mače. 50-64. Antrose rungtynės įveikė Bosniją ir Hercegoviną 79-62. Tačiau vėlgi po atkaklios kovos ir tik tai ketvirtajame kėlinyje. Na, o štai dabar Mikaelis Želabalis pataiko iš 3 taškų zonos ir prancūzai demonstruoja, jog šiandien jie yra nusiteikę mesti 3 taškus kur kas geriau nei jie tai darydavo iki tol. Antuanas Rigodo pataikė, dabar pataikė ir Mikaelis Želabalis ir po to 3 taško komanda skiria jau tik tai viso labo 2 taškai. Željko Rebrača. Daug erdvės ir tą erdvę išnaudojo Željko Rebrača, taiklus jo metimas, jau pavėlavęs prišoko prie jo Cyrilas Julianas. Nebuvimas galingų priekinės linijos žaidėjų yra problema prancūzijos komandai. Želabalis pro galinę liniją ir Cyrilas Julianas nupučia jo kamuolį Željko Rebrača, tačiau Petras Sudekas parodo gestu, jog 2 taškai bus įskaityti, nes per vėlai jau besileidžianti į krepšį kamuolį nuputė dabar Željko Rebrača ir pakartojame, tuo galima įsitikinti. 18-14 ir Cyrilas Julianas sėdasi ant atsarginių žaidėjo suolelio, vietoj jo aikštelėje pasirodo Džeromas Šmitas, 12 prancūzų komandos numeris. 2 minutės ir 5 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Ir paskutinėse grupės rungtynėse prancūzai pralaimėjo slovėnams. Pralaimėjo rezultatu 58-68. Nieko turbūt nuostabaus nebuvo. Tuose rungtynėse slovėnai žaidė iš tikrųjų galingai, o tarkim prancūzų lyderis dabar visiškai laisvas ir ką tik galėjo daryti po prancūzų krepšių Markas Jaričius, o prancūzijos komandos lyderis Anthony Parkeris tose rungtynėse sugebėjo pataikyti tik tai 1 metimą iš 12 ir pelnyti viso labo 2 taškus. Kaip minėjau, Morisas Diavas buvo rezultatyviausias, tada savo komandai pelnė 16 taškų, atkovojo 7 kamuolius, tačiau prametė visus 11 baudos metimų. Antuanas Rigodo iš toli, netaiklus šį kartą Antuanas Rigodo ir kamuolį atsikovojo Željko Rebrača. 20-16 ir minutė 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Igoris Rakačevičius siunčia kamuolį į krepšį ir didina serbų persvarą. Dabar jau iki didžiausios kol kas šios rungtynėse 7 taškų. 23-16. Netrukus prasidės paskutinioji pirmoji ketvirčio minutė. Želabalis. Ir prancūzų atsakymas, bandymas atsakyti tuo pačiu nepavyksta. Tiesa, Antuanui Rigodo kamuolys atšoka tiesiai į rankas, nepataikė Mikaelis Pietrusas prieš tai. Taigi prancūzai turi dar vieną šansą. Serbai irgi netikėtų pralaimėjimų ispanams, net 19 taškų skirtumų pradėjo šį čempionatą. Po to nugalėjo Izraelį, tačiau irgi teko kovoti praktiškai visas rungtynes ir lemiamas mūšis įvyko tik tai ketvirtajame kėlinyje. 93-77 laimėjo serbai prieš Izraelį. Na ir galbūt kiek sėkmingesnės ir užtikrintesnės rungtynės Serbijos komandai buvo mačas su Latvija, kuriame
serbai pirmavo praktiškai visą rungtynių laiką, daugiau ar mažiau, 82-67 jie iškovojo pergalę ir ta pergalė galutinai užtvėrė kelią toliau mūsų kaimynams latviams ir leidžia serbams rungtyniauti šiandien rungtynės, kuriuose jie kovoja dėl galimybės susitikti ketvirtfinalyje su Lietuvos komanda. 23-18 ir paskutinioji prancūzų ataka. Diavo metimas netaiklus, laikas baigėsi, taigi 23-18 po pirmųjų 10 minučių. Rėmėjas Švyturys. Taigi grįžtame į Novi Sado miestą, kuriame paskutiniosios štai šios rungtynės po jų. Viskas keliasi jau į Belgradą. Na ir kol kas po pirmųjų 10 minučių Serbijos krepšininkai pirmauja prieš prancūzus 23-18, o mes turime ko puikiausią progą iš arti pasižiūrėti į savo varžovus ir aišku juos sužinoti po to, kai baigsis rungtynės kitame mače, kuris taip pat vyksta šiuo metu. Graikija susitinka su Izraelio komanda. Rungtynės vyksta Belgrade ir beje joms teisėjauja Virginijus Davidavičius. Na, per pertraukėlę čia buvo galima pamatyti ir pasveikinti Vladę Divacą ir taip pat Predragą Danilovičių, kurie stebi šias rungtynes kaip garbės svečiai, svečių ložėje. Iš tų šlovingųjų laikų arba tų, kurios mes prisimename su skausmu, tarkim 95 metais įvykęs finalas Atėnuose, serbų komandoje dar yra likę Dejanas Bodiroga, Željko Rebrača ir Dejanas Tomaševičius. Būtent tie trys krepšininkai turbūt labiausiai mums galbūt yra įsiminę, tačiau netrūksta ir tų naujųjų gerai rungtyniaujančių žaidėjų ir vis dėlto serbų komandos žaidimas kol kas visai nepanašus į tą užtikrintą ir subalansuotą mechanizmą. Baigėsi, ne, vis dėlto dar prieš baigiantis laikui žingsniuoja prancūzai. Morisas Diavas, štai dar kartu jūs ekranuose Prancūzijos komandos lyderis, o čia Milano Gurovičiaus taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Milanas Gurovičius visada atvažiavęs į Serbijos komandą rungtyniauja ir kariauja kaip tikras karys. Pavyzdžiui, Partizanas Belgrado komanda atsisakė jo paslaugų dėl neypatingo žaidimo praėjusį sezoną. Gruodžio mėnesį prieš pat naujosius metus jis buvo atleistas. Na ir po to pasilsėlės keletą mėnesių nukeliavo į Badalonos Juventudą ir sužaidė keletą rungtynių atkrintamose Ispanijos varžybose. Ten pelnydavo po 7 taškus, tačiau jokių būdų nebūtų galima vadinti to Milano Gurovičiaus pasirodymo praėjusį sezoną kažkokiu išskirtiniu ir geru. Nepavyksta pelnyti serbams taškų, o Tonis Parkeris klysta, pažeisdamas vidurio linijoje taisyklę. 2-kart NBA čempiono San Antonijos Spurs komandoje kol kas savojo žaidimo šiame čempionate neranda. Ir Prancūzijos komanda dabar prašo pirmosios minutės pertraukėlės. Transliacijų. Pusantros minutės, beveik pusantros minutės sužaidus šiame kėlinyje. Prancūzijos komandos treneris Klodas Bergo nusprendė paprašyti minutės pertraukėlės, kadangi šiuo metu serbai priekyje jau 8 taškais. Jie kol kas pelnė vienintelį tritaškį per tą pusantros minutės šiame kėlinyje. Prancūzams nepavyko atsakyti niekuo. Ir dar viena Serbijos komandos ataka. Dejanas Bodiroga atgal, Rakočevičius vėl Bodiroga. Vienas pats bando įveikti varžovo gynybą Dejanas Bodiroga ir štai taip sugeba tą gynybą įveikti, jeigu ne pelnydamas taškus, tai bent jau sugebėdamas uždirbti pražangą, kuri dabar buvo rašyta Mikaeliui Pietrusui. Na, šis krepšininkas Prancūzijos komandoje yra antras pagal rezultatyvumą po Diavo. Jis pelno po 13,5 taško per rungtynes. Tačiau labiausiai prancūzams kol kas trūksta Tonio Parkerio gero žaidimo. Na, pirmose rungtynėse Tonis Parkeris dar žaidė, sakykime, galbūt žemiau savo galimybių, bet ne tiek blogai, pelnė 10 taškų, tačiau su Bosnija ir Hercegovina pataikė 1-2 taškį iš 10 ir pelnė tik tai 2 taškus, dar padaręs 4 klaidas savo rungtynėse su Slovenija, irgi pelnė tik tai 2 taškus, pataikęs 1 metimą iš 12. Taigi Tonis Parkeris kol kas yra net ne tas krepšininkas, kuris tempia link pergalių savo komandą, bet tas, kuris padeda prancūzams krimsti į dugną. Tačiau šiandien jie turi šansą pasitaisyti, lygiai taip pat kaip gali tą padaryti ir Prancūzijos komanda. Serbai įgyja dabar jau 9 taškų pranašumą, 27-18. Stebi šias rungtynes čia Novi Sado mieste ir Lietuvos komandos treneris Kęstutis Kemzūra, kuris be jokios abejonės jau galvoja ir braižo schemas. Dabar analizuodamas tiek serbus, tiek ir prancūzus, na, o po šių rungtynių bus galima susikoncentruoti jau ties vienais. Lietuvos rinktinė šiandieną pasportavo, šiek tiek pabėgiojo parkelėje, šiek tiek pakilnojo sunkumus. Laisvo laiko lietuviai dar turi, nereikės rungtyniauti nei rytoj,
Ir tik tai ketvirtadienį prasidės Lietuvos komandos antrasis ir pats svarbiausias visiems mums etapas. Ketvirtfinalio rungtynės, kuriuose viskas pastatyta ant kortos. 27-18 sužaidus 2 minutės ir 13 sekundžių šiame kėlinyje. Prancūzai kol kas taip ir nėra pelnę taškų per šį ketvirtį, o prie baudų metimų linijos vienas iš tų 5 Serbijos komandos žaidėjų rungtyniaujančių NBA lygoje. Nenadas Kirstičius, 2,14 m, jis žaidžia New Jersey Nets komandoje ir praėjusią sezoną pelnydavo po 10 taškų ir atkovodavo po 5 kamuolius. Ne be reikalo jis pateko ir į antrąjį naujokų penketą. Po jo 2 baudos metimų serbai padidina persvarą jau iki dviženklio pranašumo 29-18 ir Serbijos komandoje aikštelėje Vulė Avdalovičius, kuris pasirodė aikštėje po tos minutės pertraukėlės. Prancūzų atsakymas. Pietruso metimas taiklus, 29-20. 7 minutės ir 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Deinas Bodiroga kol kas. Panašu, jog Deinui Bodirogai vis sunkiau ir sunkiau rungtyniauti su jaunesniais ir gerai fiziškai pasiruošusiais krepšininkais. Jis jau praktiškai nėra tarp lyderių, bent jau kol kas Serbijos komandoje, tačiau bet kuriuo momentu, bet kuriuose ypatingai svarbiose rungtynėse jis tuo lyderiu gali tapti. Ir serbams dabar svarbiausia patekti į tas svarbias rungtynes ir aišku laimėti visų pirma šiandien. Na, o po to jau daug serbų ir galių kalba apie tai, kad būtų galima atsirevanšuoti ir Lietuvos komandai. Pažiūrėsim, ar būtų galima, bet kol kas dar reikia įsitikinti, kas yra stipresni šį vakarą Novi Sado krepšinio arenoje, kurioje telpa beveik dvigubai daugiau sirgalių nei Podgoricoje ir tie sirgaliai šiandien atėjo palaikyti Serbijos komandos prie baudų metimų linijos. Dabar stoja Mikaelis Pietrusas, pataiko jis pirmąjį baudos metimą. Jis yra vienas iš 3 prancūzų, kurie rungtyniauja NBA lygoje. Golden State Warriors komandoje Pietrusas pelnydavo po 9,5 taško. Taiklus jo ir antrasis metimas. Ir skirtumas mažėja iki 7 taškų, 29-22. 6 minutės ir 50 sekundžių Igoris Rakočevičius. Ir Nenadas Kirstičius gavo kamuolį po tiesiog sužaisto paprasto žaidimo 2 prieš 2 ir dėl to suspėja dabar pasižengti Sirilas Žilianas. Štai dar kartą jūsų ekranuose ta pražanga gana kieta ir neleidusi dabar Nenadui Kirstičiui pelnyti taškų. Morisas Dijavas sėdasi ant atsarginių žaidėjo suolelio, sodina jį komandos treneris. Kol kas prancūzų lyderio sąskaitoje šiandien tik tai 2 taškai. O Nenadas Kirstičius stoja prie baudų metimų linijos. Serbų komandoje kol kas rezultatyviausias yra Markas Jaričius, pataikęs 1 tolimą metimą ir 2 dvitaškius. Iš viso jis pelnė 7 taškus, 4 įmetė Željko Rebračą, taip pat 4 yra surinkęs Igoris Rakočevičius. Prancūzijos komandoje po 5 taškus pelnė Mikaelis Želabalis ir Antuanas Rigodo. Jie pataikė ir tuos porą prancūzų tritaškių šios dienos rungtynėse. 30-22. Sužaidus 3 minutės ir 15 sekundžių. Antrajame rungtynių kėlinyje Nenadas Kirstičius. Antrasis jo baudos metimas. Taiklus Nenadas Kirstičius. Ir skirtumas dabar vėl 9 taškai. 31-22. Tonis Parkeris kol kas nesiima iniciatyvos. Tonis Parkeris prancūzų komandoje. Želabalis ir blokas, tačiau neišsaugo kamuolio serbo, taigi prancūzai turės dar vieną šansą. Tiesa, greičiausiai jiems nebus skirtas laikas iš naujo šiai atakai, taigi lieka tik tai 6 sekundės. Ir per tas 6 sekundės prancūzijos krepšininkams reikia kažką sugalvoti. Frederikas Lysas dabar po varžovų krepšių panašu, kad nepastebėjo prancūzijos komandoje, jog tik tai tos 6 sekundės yra skirtos jiems, tačiau suspėja išmesti kamuolį prancūzai. Tiesa, ir tas suspėjimas nieko naudos jiems neduoda, kadangi netaiklus buvo tolimas metimas ir likus žaisti 6 minutės iki kėlinio pabaigos vėl serbai prancūzijos aikštės pusėje. Deinas Bodiroga pagaliau ryžosi metimą iš 3 taškų zonos ir štai taip pasitinka taiklų tolimą šūvį Serbijos komandos sirgaliai. Deinas Bodiroga. 34-22 po jo metimo. Kitą sezoną Deinas Bodiroga rungtyniaus Romos Lotomatikos komandoje, kuri nežaidžia nei viename Europos krepšinio turnyre, taigi galės pailsėti nuo Eurolygos
kovų Deinas Bodiroga ir žaisti tik tai Italijos lygoje. Tonis Parkeris vėl atgal, vėl nežiūri krepšį Tonis Parkeris, o štai jo komandos draugams pelnyti taškus sekasi nelengvai. Lorenas Pietrusas irgi prameta iš toli. Ir likus žaisti 5,5 beveik minutės. Kol kas Serbijos komanda vėl atstatė dviženklę persvarą 34-22 ir dar 2 baudos metimus dabar mes. Deinas Bodiroga, tuo tarpu keičiasi krepšininkai abiejose komandose. Serbų ekipoje pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė Vladas Ščepanovičius. Ir grįžo į aikštę Markas Jarečius, Prancūzijos komandoje Želabalis sėdasi pailsėti. Į Prancūzijos komandos penketą sugrįžo Antuanas Rigodo. Stoja prie baudų metimų linijos dabar Deinas Bodiroga. Ir jo metimas taiklus 35-22. Deinas Bodiroga po truputėlį renkasi taškus ir jau jų yra surinkęs 5. O dabar dar vienas jo baudos metimas. Praėjusią sezoną Deinas Bodiroga pelnydavo po 15 taškų ir atkovodavo po 5 kamuolius. Barcelonos komandoje 5 minutės ir 10 sekundžių. Antanas Rigodo, Frederikas Vysas sugebėjo dabar išnaudoti savo komandos draugo perdavimą, apgauti savo varžovus ir pelnyti pirmosius taškus šios dienos rungtynėse 36-24. Prancūzijos komanda, sunku pasakyti, ar yra rimtai nusiteikusi šios dienos rungtynėms. Jų treneris sakė, jog būtų stebuklas, jog jiems pavyktų patekti į ketvirtfinalį, tačiau kodėlgi ne, sakė prancūzų komandos treneris Claudas Bergo. Vis dėlto tame sakyme ir iš tos intonacijos buvo galima jausti, jog prancūzai yra įsitikinę to, jog favoritai šioje dvikovoje yra būtent aikštės šeimininkai. Tai yra Serbijos ir Juodkalnijos krepšininkai. Frederikas Vysas puikus, dabar buvo Tonio Parkerio perdavimas jam. Dabar jau kaip ant dėžutės buvo padėtas kamuolys, beliko tik tai įkrauti jį iš viršaus Frederikui Vysui ir po jo metimo 12 taškų, 38-26, likus žaisti 4 minutės ir 12 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Vladas Ščepanovičius. Vėl Deinas Bodiroga šį kartą nesiryžo atakuoti, atmeta komandos draugams. Netaiklus buvo Vulis Avdalovičius metimas iš 3 taškų zonos, o po to sužingsniuoja. Atrodo, sužingsniuoja Deinas Bodiroga. Nepatenkinti yra, savame suprantama, jeigu nepatenkinti yra sirgaliai. Jo labiau, kad jie pasižiūrėjo, kaip reaguoja tą rungtynių arbitro sprendimą ir švilpuką pats Deinas Bodiroga. Tačiau viskas gana greitai baigėsi. Ypatingai geras pavyzdys, kaip galima nutildyti tuos garsiuosius ir labai rėksmingus Serbijos fanus, buvo serbų mačas su ispanais, kadangi ispanai tose rungtynėse rungtyniavo neprilygstamai ir nepaliko jokių šansų. Serbams antroje rungtynių pusėje viskas pasisuko taip, kaip turbūt patys serbai net negalėjo prognozuoti ir negalėjo tikėtis. Ispanijos, tai yra Serbijos komandos gerbėjai, pradėjo ploti ispanams už kiekvieną taiklų metimą, o pačioje rungtynių pabaigoje, kuomet, tarkim, Milanas Gurovičius meta iš 3 taškų zonos, nepataiko ir visa salė triumfuoja plodama Milanui Gurovičiui už tai, kad jis nesugeba pataikyti. Žodžiu, labai susinervinęs buvo po tų rungtynės spaudos konferencijoje Željko Obradovičius, kuris patarė tiems, kurie serga prieš jo komandą, ateiti ir pamėginti parėkauti rytoj. Na, tą kitą dieną tada serbai iškovojo pergalį, iškovojo ir dar kitą dieną. Tačiau tai buvo vienas iš tų momentų, kada galima įsitikinti, jog kartais tie krepšinės ir gali vaidina ir neigiamą vaidmenį. Jeigu viskas komandai sekasi, tuomet be jokios abejonės viskas yra gerai. Jeigu komanda žaidžia blogiau, tuomet tas ir galių pagalba nėra jau toks didelis ginklas, kaip kol kas jį bandoma piešti, nors, aišku, niekas dar iš mūsų nebuvo toje 20 000 sirgalių arenoje Belgrade. Tonis Parkeris veržiasi po krepšiu, priverčia prasižengti. Prasižengia Vladas Ščepanovičius ir turėtų mesti 2 baudos metimus dabar Tonis Parkeris. Vladas Ščepanovičius jūsų ekranuose. Jis yra vienas iš tų, kurie pagal tautybė yra juodkalnietis. Na, o dabar dar viena minutės pertraukėlė.
3 minutės ir 7 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. 38-26 priekyje Serbijos krepšininkai. Kitose rungtynėse graikai įrodinėjo, jog yra kol kas bent jau pranašesni už Izraelį. 22-12 tame mače, kurio laimėtojai žais su Rusijos komanda. Arba graikai, arba Izraelis ketvirtfinalį susitinka su Rusija. Kitame pusfinalyje Lietuva laukia varžovų štai šiose rungtynėse. Na ir toliau turbūt rikiuoti porų ir nebereikia. Kitoje pusėje poros jau yra aiškios. Slovenija žais su Vokietija, Ispanija žais su Kroatija. Visas šias rungtynes jums ruošiasi parodyti TV3 televizija tiesiogiai iš Belgrado. Tonis Parkeris tuo tarpu stoja prie baudų metimo linijos ir pirmasis jo baudos metimas taiklus 38-27. Tonis Parkeris pelno pirmąjį tašką savo komandai šios dienos rungtynėse ir pataiko pirmąjį baudos metimą Europos krepšinio čempionate. Štai toks yra Prancūzijos komandos lyderis kol kas. 38-28. Ir dar viena serbų ataka. Šepanovičius, Markas Jaričius. Stato jam užtvarą Gnedadas Krisičius, Dejanas Bodiroga atgal. Ir Tony Parkeriui. Rungtynių arbitrai skiria pražangą, šypsosi Tonis Parkeris. Atrodo kur kas ramesnis nei turėtų būti tokiose rungtynėse krepšininkai. Tonis Parkeris prasižengia ir tai yra 5. komandinė Prancūzijos komandos pražanga. Taigi Dejanas Bodiroga stoja mesti 2 baudos metimų. 6 taškus yra pelnęs Dejanas Bodiroga. 9 Markas Jaričius, 7 Igoris Rakočevičius. Dejanas Bodiroga pataiko ir šį kartą nuo baudų metimų linijos, nors Tony Parkeris tuo tarpu demonstruoja, jog taip ir nesuprato, už ką jam buvo įrašyta ta pražanga. Dejanas Bodiroga susikaupęs, tačiau antrasis metimas skrieja pro šalį. 39-28 greita Prancūzijos komandos ataka. Na štai prancūzams yra parankus tas didžiulis tempas ir greitis rungtynėse. Jeigu pavyktų prancūzams privesti tokį tempą, tada galbūt jie galėtų ko nors tikėtis. O tuo tarpu skausmingai ant grindų atsidūręs Dejanas Bodiroga dabar atsikelia, tačiau pagal veido išraišką nepanašu, jog galėtų tęsti rungtynių. Štai taip užsiėmęs dabar yra už kojos Dejanas Bodiroga. Paplojo jam krepšinio sirgaliai už tuos bandymus atsigauti ir atsistoti, tačiau rungtynių arbitrai prašo, jog krepšininkas atsisėstų ant atsarginio žaidėjo suolelio ir ant jo išsiaiškintų, ar gali jis rungtyniauti toliau, ar vis dėlto šiandieną jo pasirodymas jau baigėsi. Frederikas Vysas su tarpu pasitarė kartu su savo komandos treneriu Klodu Bergo apie būsimąjį žaidimą turbūt gynyboje, nes dabar Tonis Parkeris stoja prie baudų metimo linijos ir kol kas būtent nuo čia renkasi taškus Prancūzijos rinktinėse ir San Antonijos Spurs komandos įžaidėjas. Dar vienas metimas. Tiesa, reikia pavalyti dar tą vietą, kurioje buvo parkritęs Dejanas Bodiroga, o jūsų ekranuose Želimiras Obradovičius. Jis prieš šias rungtynes sakė, jog Prancūzijos komanda yra užtektinai padariusi ir turi užtektinai gerų krepšininkų, kad ją reikėtų labai gerbti ir kad jokių būdų negalima išeiti į rungtynės, manant, jog viskas šiose rungtynėse jau aišku joms dar neprasidėjus. Na, turbūt sugebėjo įteikti savo komandos auklėtiniams Željko Obradovičius, kad tokiose rungtynėse atsipalaiduoti yra labai ir labai pavojinga. Ir kol kas Serbijos komanda priekyje praktiškai nuo pat pirmųjų šios dienos rungtynių minučių. Radmanovičius vėl po kurio laiko grįžo į aikštę. Igoris Rakoštevičius nieko nelaukdamas meta, tačiau jo metimas netaiklus. Serbai šiandien pataikė 5 tritaškius iš 10. Prancūzai atsakė tik 2 taikliais metimais iš 8. Tačiau dabar staigus taškai į Serbijos komandos krepšį. Ir vėl labai greitas ir staigus Prancūzijos komandos puolimas, palengvinantis užduotis jiems, leidžia jiems pelnyti taškus ir dabar priverčia paprašyti minutės pertraukėlės Željko Obradovičio. Švyturys. 2 minutės ir 19 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Prancūzijos krepšininkai atsilieka 7 taškais. Na, po pirmųjų 10 minučių serbai pirmavo 5 taškais, taigi kol kas antrajame kėlinyje, nors ir sėkmingiau jį pradėjo aikštės šeimininkai, labai toli pabėgti jiems nepavyko.
39-32, o graikai 25-14 pirmauja prieš Izraelį. O jūs girdite, kaip sirgaliai skanduoja Serbija, Serbija. Tuo tarpu jų numylėtiniai ataką užbaigė prarasdami kamuolį. Šiandien Serbijos komanda suklydo jau 8 kartus, 7 kamuolius prarado Prancūzijos krepšininkai. Na štai, kaip ir tose rungtynėse iki tol, ne viename iš tų mačų, kurios žaidė ar Prancūzijos ar Serbijos komandos, kol kas nebuvo rungtynių, kuriuose komandos treneriai arba bent jau gerbėjai galėtų pasakyti, jog viskas buvo gražiai ir gerai. Sunkiai rungtyniauja serbai, dar sunkiau rungtyniauja prancūzai ir vis dėlto galima sakyti, jog pačių svarbiausių rungtynių, kada reikia sužaisti geriausiai, kaip tik tai komandos moka, galbūt jos abi dar nesulaukia. Serbai be jokios abejonės jau vieną mintimi galvoja apie ketvirtfinalį ir apie tai, kaip pasiekti revanšą prieš Lietuvos komandą. O prancūzai kol kas neatrodo labai pasitikinti savimi šios dienos rungtynėse, tačiau ir nusileisti nėra jie linkę. Tie 6 taškeliai, kurie skiria komandas, kol kas jokių būdų negali garantuoti ramaus gyvenimo Serbijos krepšininkams. Teks pakartoti šį baudos metimą. Dar kartą mes. Mikaelis Pietrusas, vėl netaiklus baudų metimai. Tiesa, šiandien prancūzijos krepšininkai iki štai top. Prieš tai nepataikyto, tačiau neužskaityto teisėjo metimo. Sumetė visus 7 baudos metimus. Tai jiems didelis rezultatas. Ir jau vienas iš tų potencialių rodiklių, kurie gali padėti žaisti geriau prancūzijos komandai. 39-33, minutė 40 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Igoris Rakočevičius, Markas Jaričius. Vėl atgal. Vėl Jaričius. Na ir dabar Vlado Šepanovičius buvo aikštės kampe, turėjo progą mesti, tačiau nesiryžo ir dabar jau atakai baigiantis laikui buvo priverstas atakuoti ir netaikliai tą padarė Marko Jaričius. 39-33, minutė ir 20 iki kėlinio pabaigos. Prancūzai bandė vėl pulti greitai, tačiau nepavyko. Galima žaisti toliau, nors virsi serbus ir gali, mano, buvo pažeista dvigubo varimo taisyklė. Petras Sudikas stabdo rungtynių laiką. Ir skiria pražangą Serbijos komandos žaidėjų Nenadui Krističiui. Štai šį epizodą ir dabar jau pratrūko pykčių Serbijos komandos sirgaliai ir norėdamas numalšinti aistras. Panašu, jog Željko Obradovičius dabar prašo minutės pertraukėlės. Štai taip švilpiant sirgaliams grįžta į aikštę Prancūzijos komanda. Ir daugiausiai tų švilpimų be abejo susilaukė dabar rungtynių arbitras Petras Sudikas, prieš tai užfiksavęs Nenado Krističiaus pražangą po epizodo, kuriame serbų sirgaliai buvo įsitikinę, jog prieš tai prancūzai pažeidė dvigubo varimo kamuolio taisyklę ir dabar jų manimų 2 kartus neteisingai užfiksavę situacijas rungtynių arbitrai suteikia papildomą progą Antuanui Rigodo sumažinti skirtumą. 39-34. Antuanas Rigodo, Prancūzijos komandos kapitonas, šios dienos rungtynės yra pelnęs 7 taškus. Jis rezultatyviausias beje savoje komandoje, 6 įmetė Tonis Parkeris, 5 taškus yra įmetęs Mikaelis Dželabalis. 39-35. Igoris Rakočevičius. Krepšininkas, kuris gali iššauti bet kuriuo metu. Tuo mes galėjome ir turėjome progos įstikinti tame mače Podgoricoje, kurį pralaimėjo Lietuvos komanda. 3 kėlinius žaidusius šiek tiek geriau už Serbijos ekipą, tačiau ketvirtajame kėlinyje serbai spurtavo. Nenadas Krističius irgi žaidėjas, kuriam reikėtų skirti papildomą dėmesį. Jis buvo vienas iš tų, kurie padėjo palaužti galų gale Izraelio pasipriešinimą, o dabar kleista Prancūzijos komanda. Pameta kamuolį Mikaelis Pietrusas. 41-35, likus 20 sekundžių ir visą laiką iki galo kamuolį gali laikyti savo rankose Serbijos krepšininkai. Jie be abejo pasistengs tai padaryti. Igoris Rakočevičius. Šepanovičius. Ir Radmanovičius. Mėgtimas iš 3 taškų zonos taiklus. Prancūzai dar turi 2 sekundės. Tonio Parkerio metimas per visą aikštę, jis netaiklus, taigi
Serbai padidina savo persvarą, padidina iki 9 taškų, 44-35, dabar ilgoji 15 minučių pertrauka ir mes grįšime į Novi Sado miestą tam, kad sužinotumėme, su kuo Lietuva žais ketvirtfinalyje.